Gimiau Kaune, augau centre, senamiestyje. Kitas mano gyvenimo etapas persikėlė į Šančius. Būtent šitas kampelis Kaune yra man pats artimiausias, nes jame suradau savo žmoną. Man buvo apie 17-16 metų tam tarpe mes susipažinom. Ir koks jis buvo. Jis buvo labai įdomus žmogus, buvo visiškai nestandartas, visiškai kitoks, su kitokia pasaulėžiūra, kultūringas labai, tas labai mane sužavėjo. Ir taip atsitiko, kad per savo įvairias škaradas pakeitęs ne vieną mokyklą, aš atėjau į Šančių 6 vidurinę, dabar Vaižganto vidurinę. Jie tenais mane atrado kaip muzikantą. Kiek prisimenu, 7 klasėje gražus, apvalus berniukas sėdėjo galiniam suole ir bedainuojant mums visai klasiai labai išgirdau gražų balsą. Paprašiau pasilikti po pamokos, pasiliko, pabandėm ir buvo labai gražu. Po truputėlį atsiskleidė jis kaip nuostabus dainininkas. Vėliau įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur mokėsi vokalo. Vis dėlto pirmosios šlovės ir pripažinimo jis sulaukė sudalyvavęs LNK muzikinėme realybės šou Kelias į žvaigždes ir tapęs jo nugalėtoju. To, ko aš ėmuosi, tirpsta mano rankose. Aš nededu didelių pastangų savo gyvenime. Dėl to labai tikiuosi šito projekto daug išmokti, nes šokis mano nulyje yra visiškai nesvečias. Absoliučiai neturiu net žalio supratimo, kaip vieną ar kitą judesį reikia daryti. Dabar kai pasižiūriu prieš veidrodžius, kaip aš judu, Viešpatie šventas, negaliu žiūrėti save. O dėl ko ėjau? Dėl to, kad galų gale save perlaužti ir įrodyti žmonai, kad ir aš galiu šokti. Įrodyti žmonai. Man nieko nereikia įrodinėti, aš žinau, kad tikrai yra, aš jį vadinu durnum genijum, nes jis tikrai toks yra. Jisai jeigu kažkokį darbą pasiema, tai jisai jį padaro. O jeigu jisai pasiema su meile, jį daro, tai jisai padaro viršyje visas ribas. Ne, tai aišku, aš niekur nedalyvauju, jeigu negalvoju, kad aš laimėsiu. Aš vis tiek paimsiu pirmą vietą, tai čia taip aišku.